Šiandien aš įtartinai gražus kažkoks. Šiandien mes atsakinėjam į vieną svarbiausių šio pasaulio klausimų. Ar Lapinas gali parkūrint? Silpnų nervų žiūrovams iki video pabaigos žiūrėti nepatartina, nes Lapinas neįveikia šio parkūro, pasižadėjo iš savo kišenės palikti jum dovanų. Gerai, kol kas visiškai jokio streso, čia lengvi šuoliai, šuoliuojame žemyn, tai pakankamai galim būti netikslus. Čia esu visai atsipalaidavęs, bet va čia ateina kopečius ir kopečių aš nemėgstu labiausiai. Tai prašau, ištrinkit kopečius, neleiskit kopečiom egzistuoti, prašau jūsų, tikrai, aš toj nukrysiu turbūt, man atrodo. Aš jaučiu, kad, nukritau, malonu. Gerai, kopečios jau įveiktos ir antras kartas nemeluoja, jūs rimtai. Gerai, mes toliau tęsiam savo šuolius ir aš tikrai užšokau ten, kur man reikėjo užšokti. Man įdomu, bus šitam video nors viena vieta, kur aš galėsiu tiesiog ramiai pašnekėti, savo atsipalaidavęs ir šokinėdamas ir kur man nereikės tiesiog karpyto vaizdo įrašo kas 2 sekundės čia, aš Prašau, įvertinkite mano šitą šokinėjimą nuo mažiausiai 0 sulaužytų kojų iki 10 sulaužytų kojų. Tai toks 0 iš 10 vertinimas. Aš vėl nukritau, aš jau tiesiog net. Pagaliau, aš kažkokiam tais name. Ar gražu taip daryti, aš nesuprantu. Tai jūs norit pasakyti, ten dar yra tiek šokinėjimo? Gerai, viskas, aš tiesiog pasiduodu, aš nebenoriu, dovana komentaruose, juodas penktadienis, pasidžiaukit, imkit ir viskas. Ade.